Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovyje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsiantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčių šalia jo du vyrus. Šiems tolstant Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas: šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Tai Viešpaties žodis. Viešpaties atsimainimas yra ypatinga patirtis. Mokiniams, kurie dar sunkiai suvokė Jėzaus misijos prasmę, šis įvykis tampa aiškiu ir regimu ženklu. Kokiu, galėtume užduoti savo klausimą. Kasgi tai per ženklas? Ogi tai, kad sūnaus spindintis veidas ir tėvo balsas iš debesies, iš dangaus patvirtina tai, kas jiems dar ne iki galo suprantama. Jėzus yra Dievo išrinktasis sūnus. Jėzus pats žino, kad jam teks kentėti. Kaip yra parašyta, žmogaus sūnus turi daug iškentėti, būti atmestas, visi žinom, nužudytas, o 3 dieną prisikelti. Jis patyrė visus sunkumus ir kančią, tačiau šioje vizijoje mokiniai išvysta jo pašaukimą. Viskas galiausiai susijungia su tėvo šlove. Ant kalno Jėzus kartu su Moze ir Eliju kalba apie savo išėjimą, apie tai, kas jo laukia Jeruzalėje, apie jo mirtį, bet kartu ir perėjimą į naująjį gyvenimą. Ši patirtis keičia mokinius. Tikėkime, kad keičia ir kiekvieną iš mūsų, kurie skaitome Dievo žodį, kurie jo klausomės, kurie apmastom Dievo žodį, kurie gyvenom juo. Mokiniai gauna užduotį suprasti ir priimti kančią ne kaip nesėkmę, bet kaip Jėzaus kelią pas tėvą. Jėzus jiems rodo, kad kančia nėra paskutinė tikrovė, nėra galutinis taškas, bet rodo, kad tai veda į prisikelimą, į išganingą Dievo veikimą šiame pasaulyje. Kančia nėra pabaiga. Tai yra gyvenimo pradžia. Su mirtimi nieks nepasibaigia. Visada laimi gyvenimas. Tad sustoję šiandienos Evangelijos šviesoje, suraskime savyje jėgų melstis Jėzaus, melstis Viešpaties, kad leistų mums patirti jo artumą, suvokti tylos ir maldos vertę, suvokti jo žodžio svarbą, netgi suvokti tai, kad didžiausias stebuklas, kurio galbūt aš ieškojau, yra mano gyvenimas. Kad net kasdienybėje patirdamas sunkumus, aš ir kiekvienas iš mūsų bendrai galėtume būti jo mokiniais
ir su nauja širdimi, perkeista širdimi, įgavę naujos patirties, beklausant Dievo žodžio, eitume į gyvenimą pas mylintį Tėvą. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.